Leiskit vandenį! Leiskit vandenį! O, pasaka čia, ble. Čia du varžtai. Šikšnosparnį radau. O, kopi. Pala. Ola, šiukšės. Šoku aš ant šieno. Gersiu karvės pieną. Šoku aš ant šieno. Mes ant dvaro stogo, what the fuck. Ką? Čia, blet, operuoji. Kiek laiko sugaišai šiandien, kol tavęs laukia? Aš dirbau. Šiandien ką, laukia naujas nuotykis? Gargždai, Va, Šiauliai. Audinė laukia. Latvijos pasienis galbūt, jeigu nusišypsos mums dievai ir į Latviją. Bet yra. Kažkoks. Achievement dar. Šitą sakiniuotis, tu girdi. Klausyk. Laikyk jį. Skepurę pametė, tu supranti. Reikia apsiaut kažką padaresnę negu basus kojas. Pasiruošęs kaip savaitės išvykai, smaišais. Geriau išvykai negu iš ryto. Pirma stotelė yra užsipilti 9-8 kūro. 9-8, nes silkiai reikia, jinai prašo, sako, seniai. Duok modimo, ble. Važiuojam. Ir mūkas išėjo kibinų pasipildyti, užvažiavom į 9-8 degalinę, dabar užvažiavom į kibinų degalinę. Užpilti baką kibinais, atsargiai. Bet ką čia filmuoji? Jau mes atbrydom kažkur netoli iš Šiaulių iki Raseinių 9 kilai. Čia užsukom, nes pasirodė, kad kvepia apleistais pastatais. Užsukom pačekint ir prašojom vis dėlto. Nes panašu, kad dirba ten šlagbaumai yra. Silkutė patenkinta, nes išvežėm ją pasiganyt. Važiuosim link Raseinių, tenais turim vieną spotą nusižiūrėję. Gera pradžia, reiškia pusę darbo. Atkakome prie vienos iš vietų. Ir mūkai primink, kas apleista čia. Sporto kažkoks kompleksas buvęs. Žiūrėsim, kiek kompleksiškas kompleksas. Čia jau išmindžioti takai. Svastikos kaip priklauso. Durys apačioje yra. Shit. O šitas tarp kitko su papais. Čia užbarikaduota kaip nuo kokių zombių, pažiūrėjau. Čia siautė kažkas linksminosi čia. Voratinklis. Čia tai neprilip, nes kažkur yra žmogaus dydžio voras, tai pačiupsta. Sienas mena viską. Nu, žiūrėk, ir numeriukas. Tradiciškai. Silvos numeriukas, kam reikia. Manikentas. Gal reikia paimti draugelį manikentui. Draugelį? Draugelį, kad būtų į kompaniją. Jisai ten vienas trūnyje, žinai, mes į vieną visą laiką paliekam. O čia turės bent jau... Draugelį. Jo, vieną dalį. O, ir subinytė, žiūrėk. Ir subinytė čia. Džailongas. Instaliacija. Raseinių vaibelis vadinas, labą dieną. Istorija. Taip, raseiniškių istoriją narplėjau. Kiek čia numerių, žiūrėk, aš jau 3 numerius matau. 4, žiūrėk. Kas norės, tas galės pasukti. Nufilmuojam visus numerius. Galės mums į komentarus parašyti, kas atsiliepia į kokį numerį. Pliaukštel, pirmukai per šikną. Pažiūrėk, ką Hebra čia veikia. Raseiniškiai, nenorit pasiaiškinti biškį. Ką čia Hebra? Metas pasiteisinti, Hebra. Nes čia kažkas... Metas pasiteisinti, čia subinytės mėtosi. Čia žurnaliukai. Vykdau manikeno surinkimo misiją.
Barakudą pričiupai. Jo. Žuvis čiulpikė, pasižiūrėk. Daug šonų. Tai 3 draugai. Katinas Batinas, Begemotas Otas ir žuvis čiulpikė. Ir Antinas Bedantinas. Ir gėjų porno kolekcija visa. Irgi included. Jau gauna vaizdą. Radau dar vieną ranką. Abi rankos kairios. Sorry, bet tik tiek galime tau padėti. Už kankinimo kamerą. Stipriai, Raseiniškiai stipriai pavarėt. Čia buvo slaptas undergroundinis gėjų pornografijos entuziastų klubas. Tipo, kai tavo tėvas ilgai negrįžta, bet grįžta blaivus ir kvepintis. Tėvas Raseiniškis. Palauk, čia altorėlį padaręs kažkas. For my eyes only. O, seni, ką tu čia darai? Kaip taip atsitiko, kad tavo gyvenimas pakrypo šitą linkme? Užvertagai visur. Gėjus. Išprovokavo tos kasetės. Paveikė psichikai. Jo, negalėjo taip praeiti be pasiekmių šitų kasečių žiūrėjimas. Tai vadinas, Raseiniškiai turi mažą paslaptį. Turi fetišą. Raseiniškiai turi mažą paslaptį. Ryšium su tom gėjų juostom. Opa, ir žiūrėk dabar. Narkotikai. Wow. Toks objektas. Vaizdų yra, iš tiesų istorijos yra. Ir grafičio išmintis mums sakė, kad ten gyvena benamis. Nu ką, judam toliau, kito objektų tyrinėti. Šitas visai neblogas, užskaitau. Vaizdų yra. Kokį kitą turim kaip mūsų plane? Pažiūrėsim, kad ten žemėlapis mums papasakos. Kažkur šalimais, ar ne? Šiaulių rajonas vis dar. Link Kelmės į viršų. Sustoja minutėliai paprišeitint Lietuvos. Kokie vaizdai, kad... Silkutė maži. Karvės! Sveikinu! Sveikinasi karvės su mumis. Gražu. Tik ką diskutavom, kad aфиgenas kelias. Lygus asfaltas, nėra eismo visai, lygumos aplinkoje atsiveria. Čia galit su Brytumu atvažiuot prašert biškį. Keliukas pats tas lygus, naujas asfaltas, jokių duobių, jokių daubų. Pučiat, prasipūst kelias. Jo, tiem, kas norit gyventi ir mėgautis, galite atvažiuoti tiesiog pakruizint šito keliu. Gražu. Lietuva graži. Nuo Tytuvėnų iki Pašiaušės prasinešti. Tai žiūrėk, čia portalo pakartojimas. Nori gal prasinešti dar? Čia portalo vyresnis brolis, rimtai. Reikia nueit pažiūrėti, patikrint būtinai nueisim. Čia jau rimta pažiūrėk. Mes irgi rimtai galima praeiti tenais. Eik tu savo, ten reikia nueit. Aš vėl be batų. Įsirašiau į kelionę. Kokie voratinkliai. Sorry, vorai, kad sugrioviau tavo tinklą.
Ne, čia visur tas voras pridarė savo žabangų. Wow. Varau. Ir mūkai varyk į viršų. Šitas tunelis mažiau klaustrofobiškas negu praeitas, kur buvau. Atle. Lyja, baisiai lyja. Ateinu. Atidaryk užtvanką! Paleisk vandenį! Aš pasiruošęs! Davai! Leiskit vandenį! Po visų šitų kelionių po užtvankas, aš tapsiu užtvankų ekspertu, galėsiu konsultuoti valstybinės įmonės užtvankų klausimai. Sakysiu, kokio pločio tunelis yra patogus, kiek betono reikia procentaliai maišyti mišinį, kaip padaryti vandens vartus taisyklingai, žodžiu, viskas, kas susijęs su užtvankomis. LinkedIn'e pasirašysiu užtvankų ekspertas prie savo profilio. Šita užtvanka jau labiau kultūringesnė. Žiūrėk, čia yra aplinkui aptvarkyta, apskusta žolė. Čia matosi semgučių primėtyta, kažkas sėdi. Jaunimas iš kaimuko greičiausiai. Kai judam toliau turbūt? Tipo dvigubs dugnas yra. Saka, jeigu jūs pamatytumėt, kas čia po kito dugno daros, nesimaudytumės. Čia ir yra ta psichiatrinės ligoninė? Čia gal labiau sanatorija. Žodžiu, atvažiavom ir va taip atrodo iš šalies, yra privati valda ženklai, eiti draudžiama, tada kameros kabo ant stulpų. Tai mes labai nepiknaudžiausim, o kita vertus, van plastikiniai langai įdėti, viskas išvalyta, greičiausiai nėra, kad būtų verta čia labai landžiot, bet tenais yra bokštas, vandens bokštas. Aha, tai tu čia jį neužkopsi taip paprastai. Irgi žiūrėk, privati valda. Kameros visur yra. Jo. Bokšto. Bokšto kamera. Nu okei, mes tada mes nebūsim įžūlus ir čia nes pernelik nelandžias. Jo, greičiausiai čia projektą kažkas darys. Ten pasistatė savo vagonėlį gyvenimui. Yra toj tūlikas. Vadinasi, įsirenginės čia kažką. Jo, tai valangai sudėti. Bet jis matai, jau patrūnyjęs, jau jis pavargęs. Tas objektas. Aišku, vieta nuostabi. Vieta wow. Čia tarp miškų. Civilizacijos nė garso negirdėjo, apart skriejantį lėktuvą, viskas. Salamandrą aptikome. Salamandrą, kantų. Čilina. Nu ką, dar vienas netikėtas radinys, jį užtikome tiesiog važiuodami pro šalį. Tenais kažkiek požemiai, rūsiai, vandens bokštas, čia pastatų. Man duosi. Duosi. Pisai nosį. Ir tak. Ką, brendam į vidų? Varom, pažiūrėsim. Kas čia gero? Ką mes čia turim? Kas čia vyksta ir nieks nepyksta. Nevyksta. O, čia jau. Čia jau vyksta. Žavesio priduoda tas, kad jau sutemos ir yra rizika, kad kokie vilkolakiai gali užpulti. Einam uždominuoti vandens bokštą geriau, čia tai nieko nerasim. Jai! Šitą pidaras apdilgino mane. Ateik čia. Laikyk dabar. Laikyk.
Čia šaudė bonkės, žiūrėk, sustatytos. Oho. Slėptuvė nuo bombų padažyti. Gerai išsilaikius, nei čia sutrumėtos sienos dar. Nei ką. Nu, į bonkių šaudyklą pažiūrė. Nieko. Dar viena vieta, kurią galima aplankyti, yra bokštas tenais vandens. Pažiūrėk, čia krūmynai. Lyst prapačia gal. Palauk dar. Blemba, per kokius iš brūzgynus brendu. Va. Paliečiau bokštą. Bokštas. Yra kopečios, bet jų pasiekti vargiai. Nebent liptumėm viens kitam ant pečių. Bet lipo per išorę. Jo. Čia dar kažkoks namukas. Namukas. O. Čia. Taip, nahui, šikšnosparnis. Šikšnosparnį radau. O. Šikšnosparnis, žiūrėk, jisai čia skraido. Gyvas šikšnosparnis. Jeigu jis mane kas, aš virsiu Batmanu. O šitas šikšnosparnis čia skraido virš manęs. Virš manęs skraido šikšnosparnis. Na, čia kažkoks. Aš šitą gal. Wow! Čia giliai skylė. Labai giliai skylė, reikia mest ten ką nors. Konkorėžį metu. Ai! Šikšnosparnis, tu vis dar čia? Va, varo bičas. Ir viskas, nesibaimink, aš nežinuosi. Sorry, kad užklydom pas tave nekviesti ir neperspėję. Gal čia turėjai kompanijos, mes visus išvaikėm. Sorry. Uždarom duris. Nori pamatyti šikšnosparnį ir mugai? Aš matęs. Gyvą? Gyvą matęs? Da. Patikėk. Gal ir mukas. Šneka bilė, šnekė. Kur tau gyvą šikšnosparnį pamatysi šiais laikais? Per Google tik tais. Nu va, tos kopečius. Bet ant jų užkops, tai vargo vakarienė. Ką ten švitelioji? Varom. Per baisius krūmus brandu. Nu, čia žinoma, aš įsivėliau. Yes. Vėl velkamės per miškus, pakilęs rūkas. Ieškome dabar vietos kempinimui, reiškia ežeriuko, kad būtų patogiai medžiai, tinkami hamako kabinimui, kad nebūtų pernelyg daug turistų aplinkui, kad jie ten naktį netriukšmautų. Ir šiaip geriausia atveju, kad iš vis nebūtų žmonių. Nuo šalios, žodžiu, vietos. Silkių keliai vis dar nežinomi, nes niekas jų nesužinojo. Taip, kad kelionė tęsis. Nu ką, mes įbridom į mišką. Įbridom į bebrų valdas. Bebrų valdos, čia medžiai nugraužti. Kabinsi hamaką, bus va tai va. Jo, pasikabini hamaką ir tave nugraužia bebras. Visur va apgraužti bebrų medžiai. Žodžiu, bebrų valdos yra. Ir ką, ir jau mes visai pavargę ir ieškom spoto, kur įsikurti ir nėra nieko. Čia panašaus netgi į tai. Žodžiu, pelkė.
aplinkui pelkė, o pelkiai miegot nesinori. Ir dar dėl to, kad neįmanoma iššokti, atsigaivinti į ežerą tiek vakare, tiek iš ryto. Brigada. Brigada. Čia yra bebrų valdos, supranti, bebrų brigada. Bebrų brigada, jo, užėmus šitą teritoriją mes negalim nieko padaryti. Privažiavom, žodžiu, miškais, čionais, laukais kažkokiais. Privažiavom gyvūnų šėryklą. Čia gyvūnų šeria. Čia šėryklą ir mūkai pašvies tenais. O tenais medžiotojų bokštas tiesiai. O ten pa... Nu, gal biški matysis vėliau. Žodžiu, yra mintis eit į bokštą miegot. Jeigu tilpsim. Jeigu tilpsim. Žinai, geriau negu palapinė. Atvaro medžiotojai, miega du pancanai. Gerai, meškos ir lokiai nepasiek. Jo, varom. Varom čekint bokšto. Varom bokštą čekint. Žiūrėt, ten galima net, bet jis pasvyręs, tu pažiūrėk biški. Gerai, viskas. Viskas gerai, blėt. Trūko dar naktį užsiversti iš bokšto. Kopi. Pala. Pala! Šiukšės! Ne jokai, nes ten buvo tas didžiulis širšinas. Žodžiu. Bokštas skečia, jis biškiai į šoną pasvyręs yra. Ten atsargiai su tai širšiam, man. Ten kažkur lizdas. Jo, jie gali būt, kad įsikūrė. Tai čia, blėt, vėl, man. Yra, ne. Žodžiu, bokštas ne variantas, nes tenais yra širšių irštva. Ir būgas. Man ant rankos atsisėdo ir aš šitaip numušiau ir aš girdžiu, kad jis atgal atvaro, tipo iš karto. Į mane atsitrenkė ir aš tada tepiau slydę. Bokštas užimtas jau yra kitų šeimininkų. Gerai, važiuojam tada, va čia kažkur toliau ieškot. Privažiavom, kažkur įsigrūdom. Prasidėjo miškovežių keliai, kur vėžios gilios ir per vidurį tas žolės ruožas per daug aukštas, kad važiuot. Ten po to vienos vietos nepravažiavom, atgal reikia vynioti, o rėkt pradėjom viens ant kitos ir mūkų. Ir mūkas sako, reikia pavalgyti ir jisai teisus. Darom pit stopą, vietos vis dar neradam, kur nakvot. Bet vilties neprarandam. O silkė nenuvylė, silkė rieda. Silkė važiuoja per šitos kelius ir vargo nemato iš tiesų. 11 valanda, dar ne taip ir baisu. Rūkas toks, kad nieko visai nematai visiškai prieki. Kalbam, kad Twin Peakso vaibas, kažkoks mistika, varai per tą rūką, nieko nesimato. Taip. Kraštas nežinomas irgi. Puikiai pradžia siaubo filmui. Vis dar nedavažiavom iki nakvynės vietos, jau nevilties šauksmas, pakeliui kažkokį bokštą radom. Ir mūkas sako, kad krypi bokštas. Encounterio tagas jau. Tu užeik vidų. Tuo žiūrėsim. Užeikit. Wow. Realiai jo. Nors čia galima čia hamaką šaut. Eik, va čia galima hamaką šaut. Va čia hamaką jau galima šaut. Čia jau galima tikrai. Iš bėdos. Jau po 12, pusę pirmos nakties. Mes pradėjom ieškot kelintą 10 gal? Pusę. Tai va. Pusę 10. Tai va. Tiesiog paieškos kur pernakvot. Paieškos kely. Bet bokštas įdomus. Quattro silkė. Silkė. Ir ką jūs manot? Neatvažiavom nakvynės vietos, bet apleistą bendrabutį radom. Pirmą nakties. Creepy shit. Man atrodo, čia galima užeit netgi. Pirmą nakties apleistas bendrabutis, man atrodo, misija silkė yra. Misija silkė išsimiegot bendrabutį. Išsimiegot bendrabutyje, tikrai. Viskas užbarikaduota, bet aš jau matau įėjimą ir mūkai. Jau matau įėjimą, va. Turim lentutę,
Jo. Patogiai, tik. Tididin. Galiausiai buvo priimtas sprendimas, kad mes nakvosime prie šitų apleistų pastatų, bet tenais yra vienas pastatas apleistas ir va čia šalimais dar vienas. Tarp jų yra čia tokia maža giraitė. Erdvė, kur galima hamakus pasikabinti, nes realiai visiška šikna, medžių niekur nėra. Jo prie kelio mėgoti nesinori, čia tokia vietovė, kad jeigu atvažiuos į šitą vietą apsauga arba žmonės, jie mus iškart pamatys, bet Mes juos irgi iškart pamatysim. Kabinamės hamakus ir leisime nakčiai perimti vaidmenį. Labas rytas. Tik ką išsibūdinom. Iš jaukaus guolio, va taip atrodė mūsų nakvynė. Čia toks biški Černobylio vaibas. Tų apleistų pastatų ir mūkai. Tekada. O čia apsistojom, nes šturmuosim šitos pastatus. O šitą šausim, po to va tą bazuką. O šitą, ten irgi užlipimą vakar radom. Ir ten dar yra tarp jų vienas didžiulis. Žodžiu, veiklos jau yra iš pat ryto. Nevalgė, kavos arbatos negeria, iškart bus tiesių taikymų. Žiūrėk, tapetų žurnalai. Pažmyra. Kadangi čia mes buvo statybos mokykla kažkokį, pažiūrėk, jie čia arkas darė, čia tapetus klijavo. Čia mokėsi špakliuot, mokėsi tinkuot. Va tokie dalykai čia mes vyko. Tokie dalykai pasirodo čia mes vyko. Statybininkų universitetas čia mes yra. Opa, statybiniai gėrimai iš karto į komplektą. Kaip tu universitete be statybinių gėrimų? Varom į antrą aukštą. Barikadą pasižiūrėk, kokio rimtumo yra barikada. Ba, aklina siena tiesiog iššauta. Viskas. Laiptai, siena. Nu kaip, galima, dar yra prošų iš čia, aš manau. Reiks iš išorės išeit pasižiūrėti. Iškart į antrą aukštą patikimą, bet jo, čia pirma laiptinė buvo. Nu ir va, ir antras aukštas jisai kaip ir egzistuoja, bet užtvertas kelias iš laiptinės vidaus. Bet mes neprarandam vilties, kažkur galima užsiropšti. Turėtų būti galima. Va čia matau jau. Šiek. Ant stogelio, paukšt tenais, va čia ir tik čia aukščiau šiek tiek labiau pavojinga. Žodžiu, ilgai netrukom. Turim įėjimą. Opa. Turim patekimą ant stogo. Improvizuotą čia tokį surekstą. Ir mes ten būtinai pateksime. O šiaip kiekvienas aukštas šitą pastatą, jisai daug maž vienodai atrodo. Viskas išgriauta. Statybinės atliekos, kažkokios šiukšlės. Grafiti biški. Žodžiu. Ropštis ant stogo misija dabar yra. Toks neįtin saugus kelias. Bet čia įmanomas. Manomas, čia mes ne saugoti susirinkom. Čia mes patirti, tik susirinkom, kvadrų silkiam, ble. O, pasaka čia, ble. Čia 2 varžtai.
Ant stogo patekome sėkmingai, nu beveik 50%, aš patekau ir mūko dar lau. Toks vaizdelis, va ten stogas simpatiškas irgi. Čia dar vienas lankytinas pastatas. Ką aš manau, čia viskas aišku, reikia šturmuoti va šitą vat pastatą dabar. Vyniojam ir mūkai. Atbrydom nuo va to atstogo į čia ir ant šito stogo irgi reikėtų patekti, bet va čia yra tas tiesioginis kelias į pastatą, reikia užsiropšti. Na, ropškas. O, čia nebus paprasta, žinok. Niekas nebūna paprasta, net jeigu taip atrodo. Reikia biškį jėgos rankose šitiem dalykam. Va tam reikalingi visi prisitraukimai. O tam reikalingas sportas. Va tam reikalingas sportas, hebra, jo. Kad galėtum svaigt normaliai. Davai, lengva. Ghost. Jo. Nu, čia irgi toks. Neliesk šitos sienos ir būtų geriau. Paglosti, kad laikytų. Nu. Močiutė ant targeto pas mane. Jinai neįtarė, kad jie stebi. Kopsime viršų. Galimai ant stogo. Čia tai karališkai. Paaukšt laiptukai važiuojam. Nu jo, daugmaž visi aukštai vienodi. Tiesiog kambariukai, tualetai, barakas. Kas esat buvę barake, tai potencialus barakas. Aišku, viskas ištempta. Radiatorių nėra seniausiai. Nieko nėra. Sargiai nelupinėk. Opa. Eik tu, tai čia stogas ledinis. Jis aukščiausias. Jo. Žiūrėk prie tų langų, bet sargiai majačiam, nes jie jau mato. Aš žinau, kad jie mus mato, bet ką jie darys. Skambins. Jie čia, jie ant stogo, greičiau. Greičiau, jie čia. Bet ten gyvenamieji pastatai tiesiog yra. Gyvenamieji namai. Tai mes dėl to ir mūkas pergyvena. Va, iš tenais atvarėm. Ir va toks patrauklus stogas. Galite tikėti, galite ne. Bet vėl Andrius plus kažkas. Čia greičiausiai Andrius plus Milda.
Arba Andrius plus Miglė, arba Andrius plus ten Monika, arba Andrius plus mergina. Abstrakčiai. Silkę turim. Paskutinis vasaros savaitgalis gaunasi. Ilsimės ant stogo. Planas dabar pavalgyt. Tada netgi galvom, kadangi esam netoli Latvijos, užsukti Latviją aplankyti. Aš tokių turėjau prošvaisčių minčių, kad jūrą galima aplankyti. Jo, čia toks achievementas. Paskutinį vasaros savaitgalį iššokti jūrą. Latvijoje jūra. Latvijoje jūra, ne bet kokia, latviška jūra. Biški latviškai net pradedi kalbėti, kai šoki latvišką jūrą, jeigu nežinojate. Tu pažiūrėk, čia lenktyninė sraigė, gindai. Tuoj palauks. Kaip pučia. Sudilėjom, žiūrėk. Opa. Kaip pučia, seni. Šoks tai per pagalį. Da, džempo. Filmuoju tai 10 minučių. Pusę valandą. Ženklai viską apibendrina. Jokių pavojų. Čia su žiburiu nerasi. Tvarkingai. Kažkur esam, virš Šiaulių. Čia jau širšių balius prasideda. Rimtai, tu pažiūrėk, kas čia vyksta. Pakeikit iš čia. Žodžiu, trauksim, bandysim į viršų Lietuvos dar toliau važiuoti. Iki karjero. Tuo tarpu mane užpuolė bitės. Jogurto reklaminis veidas. Irmantas jo gurtas. O šitas šūdas, šitas turelis, man į vitrinai, kai matai, iš karto asocijuojasi su lipniom rankom. Visi žinom kodėl. Tai nėra šakutės ar šaukštelio, tai lipnios rankutės. Paukštelį. Užspotinam bokštą, va tenais toli, tarp miškų yra bokštas. Ir nežinom kaip ten nuvažiuoti, gal čia yra kelias, bet jisai iki sodybos eina. Berods ir ten per laukus jau nieko nėra. Va čia dar yra keliukas pravažiuoti. O ir va, ir viskas, ir labą dieną. Atvažiavom iš tenais nuo plento. Šitą kelią pasukom ir jisai baigėsi galiausiai. Va ten bokštas dar šviečia jisai. O, šieno kūgiai, šienas! Šoku aš ant šieno. Gersiu karvės pieną, šoku aš ant šieno. Gersiu karvės pieną, gersiu ir kefyrą. Va toks aš bičas, va toks aš vyras. Katų baliono medžioklė paskelbė Irmukas. Čia balionas, čia Irmukas, čia balionas, čia Irmukas, čia balionas, čia Irmukas. Din. Landych, labedych. Ir širdutė. Sargiai. No! Važiavom ir atvažiavom. Štai koks simpatiškas dvarelis. Čia Tūno kaimų glūdumoje netoli Latvijos sienos. Gražutis. Dar visai neblogai išsilaikęs. Apeisiu aplink barų tuo tarpu, kol Irmukas, žodžiu, išėjo.
Nu, va, toks kuklus įėjimas vis dėlto yra. Tik kirmukai. Nėra aukščio visai. Aukščio. Daug žinoti, jeigu ten vertim. Jo, einu pažiūrėti. Irgi vandens liekanos. Vienas dvaro Rusija. Vienas. Ateik ir mūkai. Vienas senovinio dvaro Rusija. Bum. Yra kas ar ne? Nu ir ten tęsiasi, aš toli nejau, nes vienam nejauku. Pašviesiu. Va šitą skilutę. Praėjo ten kažkur galima patekti. Kaukolė. Kaukolė. Sorry, kaukolė. Bet reiks lyst palaikyk. Stiklai visokie. Realiai. Ten toliau. Dar vienas kambarys. Bet ten. Toks kambarys, bet ne aukštos lubos. Jo, rūsys neblogas, bet jisai nesijungia su antru aukštu. Nebent ten reikia lysti požemiais. Mes viduje. Mes senovinio dvaro viduje. O aukštas lubos. Statybiniai gėrimai iš karto. Statybiniai gėrimai. Sudėčiau išdaužyti. Šitas dvaras tai labirintas. Pilna kambarių. Susipinę tarpusavyje. Čia vis dėlto galima buvo per rūsį patekti. Bet čia buvo įėjimas per rūsį. Matai tas skylės? Čia tik buvo antras bėgimas. Į antrą aukštą. Šturmuojam. Čia va irgi gyvena matomai. O, būtų į bokštą patekti. Čia jau. Ten kažkas, žinai, stovėdavo čia padėta, žinai. Čia čių ventiliacijos kažkokios. Jo. Čia ten žiralis. Ne, čia spragelis, pratęsimas nebuvo. Stil, reik pabandyti. Čia tai jau avarinės būklės, pagriuvęs. Pagriuvęs šiek tiek. Vėl turim Batmaną. Tu čiups tave už plaukų. Jis pas mane atskrydo. Gerai, palik jį, palik ramybėj. Ble, kaip jis arti priskrydo. Pasitraukė, jis vis skrenda, ble. Tegul skrenda. Ok, jisai skrydo. Turim patekimą į bokštą. Turim patekimą į bokštą vis dėlto. Čia pirmas bokšto aukštas. Boksų aukštas.
O va čia. Tais lopsuočiais kaip ir žiūrėjau. O čia, wow. Okei. Čia va taip. Bandysim kopt, žiūrėt. Wow. Nice. Tik biški laiptai sutrūnyja. Bet atsargiai. O, ten palėpė. Ten palėpė, o čia bokštas. Geras bokštas. Tenais irgi, ten jau lizdai tikriausiai, nes. Stebėk, kuo apsūna. Ne, nėra, žiūrėjau. Oi, čia finalinis bokštas. Pats viršus. Wow, va taip atrodo. Stogas medinis. Iš medžio suręstas. Ir jis iš principo jis neturi jokios tikriausiai paskirties, nes čia, nu ką čia, sandėliuosi gal kažką, balandžius auginsi, viskas. O, ble. Ant stogo traukiam. Trau. Labai garsiai. Bet... Labai garsiai. Daug pafilma. Žodžiu, aš esu ant stogo. Bet jisai dunda labai garsiai, ant stogas. Dunda baisiai. Ant dvaro stogo. Tu primeti. Silkių keliai nežinome ir šiandien aš esu ant dvaro stogo. Ant dvaro stogo? Ant dvaro stogo, tu. Kada tu gyvenime dar pabuvosi ant dvaro stogo? Kada? Jei ne tada, kada esi jaunas. Ir kvailas. Nu, kam tai kvailystė, o kam tai yra tiesiog. O kam jaunystė, kam gyvenimo prasmė patirti dalykus. Netgi jeigu tai yra rizikinga ir netgi jeigu tai yra kvaila. Mes ant dvaro stogo, what the fuck? Tu pažiūrėk. Žinai, tokiam akimirkom galvoju, kad gyvenimas nebėga veltui. Visiškai ne pro šalį bėga gyvenimas. Šiandien man gyvenimas bėga ne pro šalį. Bėga būtent ta vaga, kurią ir noriu. Vieni šokinėja parašiutų, kiti motosportų užsiema, kiti žvejoja. O mes ant fucking dvaro stogo. Viskas tai oficialiai paskelbta.
Quattro silkė, dabar yra International. Mes jau toli gražu ne Lietuvoj. Štai jums įrodymai. Quattro silkė peržengė Lietuvos ribą. Jinai veržėsi į pasaulio sceną. Mes esam čia realiai. O čia va Lietuva. Čia Lietuva, o va čia mes. International. 20 metrų nuo Lietuvos už upės. Paliubomo dar šnekės lietuviškai čia visi. Bus. Nu ir va, ir dvarelis visai simpatiškas čia. Kas dar simpatiškas? Simpatiškas silkė, žinoma. Eilinis įrodymas, kad silkių keliai nežinomi. Prieš minutę buvom ten, po minutės mes jau šiandien. Čia toks grilio karstas. Tiksliai pažiūrėjo, koksai blem. Žmogaus dydžio. Ką čia tie Latviai rezga? Žmogaus dydžio grilius kepdami. Bang! Ir Mukas rado spragtukų. Pažiūrėk, palauk, čia mažai, o didesnis. Žiūrėk. O! Nedanok. Tai tu pažiūrėk, kaip jie daro. Pasirodo, palauk. O, geras. Bang! Šitą prisiartinu. Bang! What? Spragtukai, bet tai kokie Dabar sprogdink. Tai kad čia nepas. Sprogdink ir Mukai, sprogdink juos. Toli nenuvažiavom nuo dvaro. Čia kažkoks įrenginys įdomus. Įdomu pažiūrėti, kas tai čia. Sukal. Nežinau, ką čia reiškia, kažkas latviško. Čia meti bambulius ir ten išspaudžia iš jų alkoholio likutį, vadinasi. Alaus sulčių spaudykla. Nu va, ir latviškas apleistas namas. Jau čia Lietuva nekvepia. Jau čia Latvių teritorija, jau mes čia mūsų teisėsauga bejėgė. Jeigu čia pakliūsime į bėdą, vargu ar begrįšime į Lietuvą. Vis dar prie to paties namo. Ir Mukas buvo nuėjęs prie ąžuolo. Sako, čia mistiniai dalykai kažkokie. Ir iš tiesų auga ąžuolas. Nuostabaus grožio. Ąžuolas didžiulis, bet po juo lyg kokia paklotė augalas baltas. Tiesiai po ąžuolo, aplinkui ąžuolą. Vau. Kas čia per augaliukas, gal yra augalų ekspertų, kas pasakys, kas tai yra. Žodžiu, šitaip, ąžuolas sau pasitiesęs kilimą. Aplankėm ir latvišką sodybą ir čia bus greičiausiai finalinė lokacija šio savaitgalio, nes Quattro silkės kolektyvas pavargo. Tu pažiūrėk, ką naujoji akmenė išdarinėja. What? Tu pažiūrėk į šitą. Maišto menas, maištas prieš visą skulptūros industriją. Čia ir spigliai, ir nagai, ir kaukolės, ir vokiškas šalmas. Ir driežo galva primenanti reptiliją. Ir grandinės nuo moco britvos R1. Ir spiglys ant, blet, kaip jisai, ietis. Ir viskas vienoj vietoj. Ir terminatoriaus į ranką. Tu what the fuck?
kažkas daug laiko What the fuck, viešpatį apsaugok. investavo. Viešpatį apsaugok. Daug laiko investavo. Įkišam jam į bumerang. Gerai. Su driežu laižiaką. Su driežu brendam naujojo akmeniai. Palauk. Čia yra gyvuliai kiekvienam skoniui. Šitas labiau naujosios eros gyvulys, tenais jau old schoolas yra. Čia naujoji mokykla, tenais yra klasika. Varom klasikas pažiūrė. New schoolas ir bam, old schoolas. Irgi metalinis. Dar ir koks, tu pažiūrėk, koks grūdakas. Pažiūrėk, kiek jisai atsispaudimo. Koks grūdakas, seniai. 200 nuo krūtinės stumė. Stumė. Tu girdi, taip nebestumk žvėrį. Senegalai nestumk taip. Ir šitas. Šitas tai... Galva nurovė, nešasi. Šitas. Žodžiu, naujoji akmenė. Visai nice. Visai tvarkingai atrodo. O tenais aikštė. Tokia. Dar, man atrodo, yra kažkokia sovietmečio mozaikos, sovietmečio menas. Galiu klysti, nesu tikras, bet man primena tą stiliuką, kur būdavo ant sienų jie šauna. Gal ir ne sovietmečio. Jau ir balandis. Jau į lietuvę primenanti moteris su lietuviškais tradiciniais apdarais. Žodžiu. Tokia naujoji akmenė. Simpatiška. Simpatiška naujoji akmenė. Ir simpatiškas driežas. O dar gražesnė kas? Dar gražesnė silkė, teisingai. Laukia štai čia. Su irmuku prieš akį. Parsvilkom tik ką. Namo. Jau tamsu. Jau fucking tamsu. Sumušėm pitaką su irmuku iš 3 kartą pataikėm. Pizda. Kelionė. Wow. Buvo rimta. Buvo rimta. Atlaikyta kelionė rimta. Ir didžiausios pagiros silkiai. Mes tai laikysim, o silkė atlaikė. Jo, mes tai žmonės, mes pailsėjom ir kitą dieną vėl judam. Žemai lenkiuosi tiek inžinieriam, tiek konstruktoriam šito mechanizmo. Pučia silkę. Be parkių.